Duomenys tai tik faktai, skaičiai, tekstai, paveikslėliai. Erdviniai duomenys apima koordinatės erdvėje. 2 arba 3 koordinatės aprašo tašką. Aibė taškų gali būti sujungta į liniją. Uždara linija apibrėžia plotą. To užtenka daugumai objektų pavaizduoti žemėlapyje. Nebūtinai tik koordinatės reiškia, kad duomenys yra erdviniai. Taip pat susiejimas gali būti per adresą, per kelio atkarpos kilometrą ar kažkokiu kitų būdų. Jie duoda galimybę pamatyti tą objektą ne kaip skaičių rinkinį, o kaip vaizdą žemėlapyje. Tai reiškia tašką, liniją arba poligoną. Erdvinė informacija labai vertinga, iš jos sužinome, kur yra ar vyksta įvairūs dalykai. Taip pat galime analizuoti vietą, įvertinti jos savybes. Tirdami informaciją įgyjame naujas geografinės žinias. Yra daug būdų gauti geografinės žinias. Paprasčiausias pažvelgti į žemėlapį. Taip jau yra, kad žmogus be jokio specialaus pasirengimo žemėlapyje tiesiog pamato įvairius dėsningumus. Kartografai dirba, kad žemėlapis būtų aiškus ir tikslus. Ortofotografinėme žemėlapyje mes matome vietovę iš viršaus. Galime iššifruoti matomą vaizdą, kur yra upė, kur kelias, o kur išsidėstę pastatai, kur auga medžiai. Net atskirsime, ar tai spygliuočiai ar lapuočiai. Bet norint atlikti erdvinę analizę, reikia vaizdus paversti skaitmeniniais objektų modeliais. Geoportalas erdvinių duomenų prieigos taškas prieinamas kiekvienam. Ne tik matomus, bet ir nematomus, pavyzdžiui, požeminių komunikacijų ir sutartinius, pavyzdžiui, valstybės sienos, sklypo duomenis, galime įvesti ir išsaugoti duomenų bazėje. Tam reikia turėti žemėlapio pagrindą, žinoti vedamų objektų koordinates ir turėti GIS programinę įrangą. Aplinka nuolat keičiasi, todėl sukauptus duomenis reikia atnaujinti, tvarkyti, tikslinti. Turėdami gerus erdvinius duomenis, galime juos lyginti, spręsti, kaip aplinka gali paveikti objektą ar įvykį, modeliuoti, prognozuoti. Žemės paviršiaus lazerinio skenavimo duomenys pasiekiami geoportale, gali padėti atliekant dar neižvalgytų vietovių archeologinius tyrimus. Iš šių duomenų parengti detalūs reljefo modeliai leidžia aptikti itin smulkias struktūras, tokias kaip pavyzdžiui partizanų bunkeriai, ir taip atskleisti iki šiol miškų glūdamoje besislapstančias mūsų istorijos detales ir pažymėti jas žemėlapyje.